pradėti dalintis, ką Viešpats įdėjo, šiandien pasakyti jums. Jokio nenoriu sakyti net nei temos pavadinimo, tiesiog noriu, kad jūs patys suprastumėt, jūs viską suprasit, apie ką kalba jis. Taigi šiandien mes gyvename gražioj šaly, taikos metu ir mes visi čia pakankamai esam sotus ir laimingi, galima pasakyti. Daugiau mažiau. Visi turime darbą, turime pakankamai ir labiausiai džiaugiamės, kad pas mus nėra karo, kaip kai kuriuose šalyse mes girdim, ir mums taip gera čia gyventi. Valdžia mumis rūpinasi, socialiniai poreikiai patenkinami, turim švietimą, mediciną, viskas taip gerai atrodytų. Tačiau iš tikrųjų dvasinėje sferoje taip nėra. Yra karas. Dabar yra karo stovis. Ir ne tik krikščionys yra kare, visi žmonės yra kare, yra dvasinis karas. Mes matom tik savo fizinėmis akimis ir tik šitą matomą pasaulį. Tačiau mes žinom, kaip Dievas sako, iš neregimybės atsirado regimybė. Pirma, kai atsirado, prieš tai, kaip atsirado šitas regimas pasaulis, kurį mes šiandien matom, visa, kas jame, prieš tai atsirado viskas, kas neregima. Ir yra dvasiniai dalykai, kurie nematomi. Netgi materialiniai, tikri apčiuopiami dalykai, kuriais mes naudojame, sakykime, internetas. Visi ryšiai, G3, Wi-Fi, įvairūs, ką mes paimsim šiandien, radio ryšys, televizijos. Jeigu mes pamatytumėm, čia būtų daugybė laidų įvairiausių, raizginių. Mes visų jų nematom, bet visi 100% tiki. Internetas yra. Jis ateina kažkokiu nematomų laidų, kažkokia banga. Ir tai yra šiandien taip lengva pasakyti, duoti kaip pavyzdį žmogų, kuris sako, aš Dievo nematau, reiškia, jo nėra daug, ko mes nematom. Vėjo mes nematom. Bangų ryšių šitų mes nematom, tačiau viskas tai yra ir visi tuo tiki. Taigi yra dvasinis pasaulis. Krikščionis, kuris tiki Bibliją, kuris pasitiki Viešpačiu, skaito jo žodį, jis randa rašte parašyta, kad yra dvasinis pasaulis, yra priešas, yra Dievas, yra įvairios būtybės, yra angelai, patarnaujančios dvasios. Yra daug dalykų, kuriuos mes nematome, tačiau tai iš tikrųjų yra. Ir tai ne šiaip savo ten kažkur yra, bet tai įtakoja mus, įtakoja mūsų gyvenimą. Pasaulis žmogus, kuris netikintis, jis, sakykime, nepriima to, netiki tuo, bet jis vis tiek, jis yra, jeigu tu nepripažįsti priešo, jis labai lengvai tave gali ateiti ir pavergti. Pasaulis žmonės, kurie yra netikintis, jie tarnauja šėtonui. Jis juos yra pavergęs, vienaip ar kitaip. Jeigu ne visi yra kažkokie nuodėmės, daugiau nevergauja, ta prasme, kažkokiem priklausomybėm, kaip narkomanija, ar ten rūkimas, ar gėrimas, kur mes jau sakom, va čia jau priklausomas žmogus vergauja. Tačiau visi be išimties yra nuodėmės vergai, Biblija sako. Visi daro nuodėmės, kiekvienas nusideda kažkur. Ir jisai tuo paklūsta šitai dvasiniai būtybei, priešui Dievo, šėtonui, kuris būtent jį gundo ir jis pasiduoda ir jis jam priklauso. Ir jis vergauja. Toliau apie tai aš paskaitysiu iš rašto ir mes pamatysim apie tai. Tačiau visi tampa belaisviais. Netgi tie, kurie nekrikščionys. Kai kurie nenori susitaikyti su tokia padėtimi, jie jaučia, jiems yra blogai gyventi taip, kaip jie gyvena. Kai kurie žmonės, jie nori lyg ištrūkti iš tokio savo gyvenimo, kuris jiems nepatinka. Ir jie ieško būdų, kaip ištrūkti, kaip išeiti. Ir jie randa tos būdus, nes Biblija sako mums, kad kas ieško, tas randa. Tas, kas pradeda ieškoti, kaip išeiti iš tamsos, Dievas jiems siunčia Evangeliją, jis jiems siunčia būdų, jisai siunčia visiems.
Tačiau žmogus ieškantis, kreipiantis dėmesį, jisai atranda ir išeina, jisai gali išsigelbėti. Dabar krikščioniui šventas raštas sako, kad mes turim priešą. Ir tai yra parašyta 1 Petro laiške, 5 skyriui 8 eilutėje. Aš paskaitysiu. Išsirašiau specialiai šitą vietą. Krikščionių šventas raštas kalba, kad velnias, kaip riaumojantis liūtas, slankioja aplink tykodamas kurį nors praryti. Todėl, sako, būkite blaivūs ir budrus, pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu. Sako, jūsų priešas velnias slankioja, kaip riaumojantis liūtas, ir žiūri, ką čia galėtų praryti. Tai mums rodo, kad mes turim priešą. Yra priešas. Yra šitas dvasinis priešas. Ir jisai visą laiką žiūri, ką praryti. Ir nors čia sako, kaip liūtas, nesako, kad jis yra liūtas. Iš tikrųjų mes žinom, kad nugalėtojas yra Judo liūtas Jėzus Kristus. Iš tikrųjų, tas, kuris tikras nugalėtojas. Šėtonas, jisai pralaimėjo. Jis yra pralaimėtojas. Tačiau jis pralaimėjo Jėzui. Ir dvasioje tai yra faktas, tai yra tiesa, jis pralaimėjo. Bet tai dar nereiškia, kad tai yra realybė mūsų gyvenime. Kartais mes gyvename ir jaučiamės taip, kad visai mes jokie nenugalėtojai. O kartais būna pralaimėtojai. Todėl sako, pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu. Paskui apie tikėjimą dar vėliau pakalbėsim. Dabar yra tokia nuomonė, yra tokia pusė mokymo, kad nereikia bijoti. Velnias yra kaip liūtas, liūtas be dantų, sakykim. Jisai nieko negali padaryti, jisai riaumoja tik tais, slankioja tik tai, gąsdina tik tais. Bet mums nereikėtų kreipti dėmesio per daug, susikoncentruoti, iš vis negalvoti apie tai. Kai kas galvoja, na, kam čia tokios ten pasakos siaubo. Pakalbėkime apie Dievą, koks jisai nuostabus, kaip jis mus myli, viską mums atleidžia, mes tokie palaiminti. Ir visa tai yra tiesa, taip yra. Dievas ir atleidžia, ir myli mus viską. Ir sako, nereikia mums bijoti. Jėzus jau nugalėjo. Jėzus jau mums iškovojo pergalę. Ir mums nereikėtų jo bijoti. Ir kas gaunasi? Tada tiesiog, kai tu apie tai negalvoji, tu tada nesisaugoji. Krikščionis praranda budrumą. Jis nesisaugoja, jis nelaiko priešo nelaiko priešų, arba laiko jį visai silpnų priešų, neįvertina ir labai dažnai tada pralaimi. Savo kasdienybėje, savo tam gyvenimo kelyje, kiekvieną dieną, kai mes einam, kai mes patiriam kažkokius pralaimėjimus. Kai mes jau norim gyventi šventai, bet mums nepasiseka ir mes vėl nusidedam. Vėl ir vėl kažką padarom, dėl ko mes gailimės, kas mums nesiseka ir po to būna kažkokios tai pasekmės, tos, kurios nėra Dievo valioje mūsų gyvenime. Įvairūs nemalonūs dalykai. Ir tai būna todėl, kad mes nelaikom priešo priešų. Ir išlieka tik tai lozungai, mes nugalėtojai, mes turim pergalę. Taip raštas sako, Jėzus iškovojo šitą pergalę. Bet pažiūrėkim dabar, kas parašyta apie tai, ar reikia mums bijoti, ar nereikia. Aš prie šito kažkaip labiau man Dievas davė tokių minčių, kur anksčiau net negalvojau. Nes kaipgi atrodo tikrai, ir aš pati taip buvau mokyta, kad mums nereikia bijoti. Ir kad Dievas davė mums ne baimės dvasią, nežinau, meilės dvasią. Ir štai atrandu priešingybę, prieš pastatymą. Ir tai yra Mato skyrius 10, Mato Evangelijoje 10 skyrius 28 eilutė. Parašyta, nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Kaip čia suprasti? Bijokite.
Tai sako, nebijokite, Dievas sako, nieko nebijokite. Ir daug rašto vietų mes žinom psalmėse, pasitikiu tavim Viešpatie, todėl nebijosiu, sako Dovydas. Nebijosiu, nėra ko bijoti. O čia sako, verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragarę. Ir aš pradėjau mąstyti apie tą žodį bijokite, nebijokite, ką tai galėtų reikšti. Ir tiesiog pasidalinsiu su tuo, kaip aš tai suprantu šitą rašto vietą. Jūs, aišku, galite nesutikti. Galite konkrečiai drebėti ir bijoti, bet aš manau, šitą žodis bijoti, tai nereiškia, kaip mes įsivaizduojam bijoti. Vat sėdi ir drebi, suparalyžiuotas visas. Ir bijai tenka nors. Bijau, sakai, bijau. Nieko nedarysiu, niekur neisiu, nes bijau. Jeigu tik kažkur pradėsiu dėl Dievo daryti, šėtonas mane taukšt ir viskas. Ir kartais mus irgi gąsdina. Jūs pakliūnat į juodą sąrašą pas velnį, žinokit, kai jūs tik tampat krikščionis. Bet tai gali būti, bet tai ne baimiai. Ir jeigu mes pradedam bijoti šito, nesveikai bijoti. Bijoti taip, kaip kai liūtas susiriumoja, sakykim, dykumoj, ten džiunglėse. Ir visi sustingsta, lyg paralyžiuoti gyvūnai. Nebegali judėti. Tai čia nemanau, kad kalbama apie tokią baimę, kad mes turim va šitaip bijoti to, kuris gali mus pražudyti. Bet aš manau, kad tai labiau kalbama yra apie tai, kad būti budriems, pasiruošusiems. Kad tiesiog saugotis, labiau gintis, saugotis. Priešas yra ir tu bijai to priešo nedrebėdamas, bet tu suvoki ir saugaisi jo. Tu jį supranti, tai yra priešas ir aš turiu kažkaip atitinkamai elgtis kaip su priešu, o ne šiaip kaip su naminiu gyvūnėliu, sakykime. Ir tai yra būtent būti budriems. Aš taip suprantu šitą rašto vietą. Bijoti, sakykime, nusidėti. Taip man net panašu tai susiejo, kaip ir Dievo mes bijom. Kaip reiškia Dievo baimė? Sako, Dievo baimė, ne? Pagarbi Dievo baimė. Dievo mes irgi neturim bijoti, va šitaip drebėti ir niekur būti suparalyžiuotėms. Pagarbi Dievo baimė yra baimė padaryti nuodėmę. Nusidėti, nes tu nuliūdini Dievą ir tu atsitrauki. Ir jeigu tu nusidedi, tu prarandi kaip apsaugą, prarandi jo buvimą, tu prarandi, nuodėmė atskiria žmogų nuo Dievo. Ir todėl, sako, pagarbi Dievo baimė yra išminties pradžia. Tai yra protinga, tai yra išmintinga bijoti Dievo, bijoti nusidėti Dievui. Tai lygiai panašiai, man čia ir panašu, kad bijoti velnio, taip pat bijoti nusidėti. Ir imtis atitinkamų priemonių tam, kad to nepadaryti. Todėl, kad kai tu nusidedi, tu pasidarai prieinamas jam. Kai tu nusidedi Dievo atžvilgiu, tu pasidarai atitolęs nuo Dievo. Tave atskiria nuodėmė nuo Dievo. Bet kai tu padarai nuodėmę prie velnio, tave tai priartina. Atvirkščiai gaunasi. Nuo Dievo mus atskiria nuodėmė, bet šėtonui tai duoda teisę į mus. Kai žmogus nusideda, kai krikščionis yra pastoviai gyvena nuodėmėj, jis yra pažeidžiamas. Tai yra lyg tavo pilies vartai atsidaro ir priešas gali laisvai įeiti. Tu prarandi apsaugą. Štai ką reiškia bijoti. Kaip mes turim bijoti. Kai mes nusidedam, velnias tampa mūsų šeimininku. Tarsi jis įgauna į mus teisę. Nes Jėzus yra pasakęs. Palaukit, ne, tai galbūt čia kažkas kitas yra pasakęs. Galbūt ne jis sako, štai Jonas Krikštytojas, atrodo. Ne, atsiprašau. Atėjo tokia eilutė, kurios aš nebuvau prieš tai pasiruošus, bet dabar man atėjo, aš taip jau noriu pasakyti, kai sako, štai ateina šio pasaulio kunigaikštis ir jis neturi nieko manyje.
Taip, kas pasakė čia? Jėzus pasakė. Štai ateina velnias, ane, kažkur, atsiprašau, kad aš dabar nepasirašau tos rašto vietos, ir jis neturi manyje nieko, kas priklausytų jam. Jeigu aš nenusidėjau, jis neturi nieko savo manyje, aš nevykdau jo darbų, aš nedarau to, ką jis man liepia, šėtonas. Tada reiškia, aš esu stiprus. Tada ir Dievas veikia per tokį krikščionį, ir šventoji dvasia gali veikti, ir Dievo jėga reiškiasi. Ir būtent daug silpnų krikščionių, todėl, kad jie labai nusideda, jie labai gyvena nuodėmėse, jie labai pažeidžiami. Nes tas pasaulio šio kunigaikštis laikinas, jisai turi vietos juose, jisai turi tą vietą tavo širdyje, nes tu paklusti jam, tu padarai tai, ką jis į tave gundo, ir tu padarai, ir tada tu esi silpnas. Ir dabar noriu paskaityti iš Romiečiams skyriaus 6 skyriaus 16 eilutės, būtent tai apie tai ir sako. Argi nežinote, kad pasiduodami kam nors vergauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kuriam paklūstate? Ar tai būtų nuodėmė vedanti į mirtį, ar paklusnumas vedantis į teisumą? Matot, visą tai sako Dievo žodis. Ta pati, ką dabar aš jums sakiau. Kai pasiduodame kam nors vergauti, tai mes tampame vergais. Todėl pasaulis, jis gali, sakykime, nepripažinti, netikintis būti. Sakyti, aš šiaip savo, aš geras žmogus ir gyvenu ir nieko blogo nedarau. Bet jisai daro bet kokią mažą nuodėmę ir jisai jau tampa vergas to, kam paklūsta. Visi yra pavergti šiandien šėtono pasaulį, tie, kurie nėra Dievo. Arba tu būsi Dievo pavergtas, arba šėtono. Vienas iš dviejų, trečio nėra pasirinkimų. Galima netikėti, nepripažinti, bet taip yra, taip yra. Taigi sako, ar tai būtų nuodėmė vedanti į mirtį, ar paklusnumas vedantis į teisumą. Mums parodo dvi pusės, kurioms galima pasiduoti ir vergauti. Bet ačiū Dievui, kad nors buvote nuodėmės vergais, jūs iš širdies paklusote tam mokymo pavyzdžiui, kuriam buvote pavesti. Ir išlaisvinti iš nuodėmės, tapote teisumo tarnais. Kalbu grinai žmogiškai dėl jūsų kūniško silpnumo. Kaip buvote atsidavę savo kūno narius vergauti netyrumui ir nedorybei, kad elgtumėtės nedorai, taip pat atiduokite savo narius vergauti teisumui, kad taptumėte šventi. Būdami nuodėmės vergai, jūs buvote nepriklausomi nuo teisumo. Bet kokį vaisių turėjote tuomet iš to, ko dabar gėdijatės? Juk tų dalykų galas mirtis. Juk tų dalykų galas mirtis. Atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo dovana amžinasis gyvenimas per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi štai, kas pasakyta. Tampame vergais, jeigu vykdome jo darbus. A jeigu paklūstame Dievui, esame Dievo vaikai. Taigi taip ir išeina, kad Dievas davė mums ne baimės dvasią, bet jėgos, meilės ir savitvardos. Tai yra 2 Timotiejui 1:7 užrašyta, 1:7. Dievas davė ne baimės dvasią. Ir Dievo žodis jisai neprieštarauja, kadangi jisai negali prieštarauti, tada reiškia ten, kur sako bijokite, tai nereiškia ta baimės dvasia, kai žmogus bijo, tiesiog dreba. Ir jis jaučia tą jausmą negerą, blogą, jisai bijo. Bet tai yra budrumas. Tai yra supratimas, saugotis, saugojasi. Gerai, einam toliau. Dabar noriu pagrindinę vietą atsiversti, kuri iš tikrųjų yra svarbiausia šiandien, galbūt yra Efeziečiams laiškas. 6 skyrius. Skaitysim nuo 10 eilutės. Visas Efeziečiaus laiškas
Jis nuo pat pradžių. Mes skaitysim galą, tokią kulminaciją, bet noriu pasakyti jums, ką visas Efeziečiaus laiškas kalba. Jisai moko būtent, kaip krikščionis turi gyventi, ko jis turi nedaryti, ką jisai turi daryti, kaip su kuo elgtis, kaip santykiai šeimoje, kaip santykiai bažnyčioje, kaip ką vienas su kitu, kaip mylėti, kaip atleisti. Visus šitos dalykus mums sako, kaip grinai mokymas, labai geras laiškas, nors visi geri žinoma. Labai gerai pasakyta viskas, kaip turėtume mes gyventi, būdami krikščionių šiame pasaulyje. Bet ant galo jisai būtent atskleidžia tai, kaip mes galėtume tai įgyvendinti. Kaip? Todėl, kad reikia, mes skaitom ir matom, taip, mums šito reikia tokiais būti, bet tai nėra lengva. Ir tuoj mes paskaitysim, kodėl. Kodėl mes negalim tokiais būti. Mes norim, mes vis meldžiamės, išeinam už durų ir vėl prilimpa kažkoks blogis. Taigi, paskaitysim. Pagaliau, mano broliai, būkite stiprus viešpatyje ir jo galybės jėga. Apsirenkite visą Dievo ginkluotę, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas. Pasirodo, mes galime pasipriešinti, turėdami ginkluotę. Dievas mums siūlo ginklus, savo ginkluotę, kad mes galėtume sėkmingai priešintis. Nes mes grūmėmės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir visą atlaikę išstovėti. Čia dabar truputėlį noriu sustoti, paskui toliau. Matot, pasirodo, mes grūmėmės su dvasinėmis blogio jėgomis. Ir ką jisai mus ragina? Ginkluotis. Šiandien dažnas krikščionis atrodo štai toks karys dvasinėme mūšio lauke. Jisai lauke, čia kulko švilpia, karas vyksta. Ir krikščionis toks su šortais ir tinkleliu drugeliams gaudyti. Arba ką nors laisvalaikiu praleisti. Jisai plikas su šortais, basas, visiškai pažeidžiamas, nesuprantantis, nenorintis galbūt tikėti tuo ar žinoti, kad yra ginkluotė. Ir šalia jam sako, šventoji dvasia jam sako, tu ką čia darai, kaip tu čia atrodai, ginkluokis, apsiginkluok Dievo, nes tu būsi pažeidžiamas, tu būsi sužeistas. Na, bet dažnai jis negirdi, todėl kad pas jį ausinukai ir jisai klauso muziką. Šventosios dvasios negirdi. Ir kas būna po to pasekoje, kai mes būnam va tokie neapsiginklavę? Kas būna? Būnam sužeisti. Dažnai mes būnam sužeisti. Ir taip, Dievas gydo žaizdas ir einam pas viešpatį, vienas pas kitą einam, gydytis žaizdų įvairių. Ir Dievas gydo žaizdas. Tačiau, bet jeigu mes paklustumėm ir apsiginkluotumėm, kas nėra taip sunku, mes pamatysim. Ir viskas yra prieinama, ir viskas yra realu. Jeigu mes būtume apsiginklavę, mums mažiau reikėtų šitų žaizdų paskui gydyti. Nereikėtų tiek daug žaizdų eiti ir gydytis, nes mes būtumėm apsisaugoję. Todėl šiandien daug mes tų žaizdų turim, nes mes esam prieinami priešui, pažeidžiami, neturim šitų ginklų, apie kuriuos kalbam. O kai kurie netgi gali būti išvis nužudomi, krikščionis. Ir viskas. Ir vien dėl to, kad jisai buvo
lengvabūdiškas, nerimtai žiūrėjo į tai. Nes krikščionybė yra rimtas dalykas, čia nėra šiaip savo. Viskas yra rimta šiame gyvenime, visas gyvenimas ir dvasinis gyvenimas, jisai rimtas. Ir velnias yra klastingas. Sako, kad galėtumėt pasipriešinti prieš velnio klastas. Dažnai jis puola ne taip atvirai tave, kad tiesiog tu supranti, va čia puola velnias, einu, kuris spinta ten šarvus pasidėjau. Greitai. Ne. Tai būna taip, kad tu net nesupranti ir net nemirktelsi. Ir po to tik supranti, va, čia pagavo mane. Čia aš pasidaviau, pagundimui. Bet suprantam mes vėliau. O kaip būtų gerai iš anksto numatyti, kaip būtų iš anksto, bet sako, klastas. Velnias yra klastingas. Jisai gundo, jis prieina įvairūs jo puolimai būna. Įvairūs jo puolimai. Viena didžiulė klaida tai yra nematymas to tikro priešo ir kovojimas, kaip sako, su kūnu ir krauju. Nes mes grūmėmės ne su kūnu ir krauju. Ne prieš žmogų mes grūmėmės, ne prieš brolį bažnyčiai, ne prieš netgi žmogų pasaulį, kuris mus puola. Viskas vyksta dvasioje. Ir ginklai turi būti dvasiniai. Ir puolimas mūsų turi būti dvasinis. Tai neturi būti toks puolimas kūniškas. Ir tai yra iš tikrųjų labai didelė dvasinė klaida, kada krikščionis va šito nesupranta dalyko. Mes matom istorijoje tokių pavyzdžių skaudžių, kurie iš tikrųjų vien būtent dėl to, kad yra visiškas buvo dvasinis aklumas, nesuvokimas tos tiesos, kad mes grūmėmės ne su kūnu ir krauju. Jėzus niekada nesigrūmdavo su kūnu ir krauju. Jo visiškai kiti ginklai buvo. Jis niekada materialiai kažkaip fiziškai jisai nekariavo. Ir vienas yra toks pavyzdys, tai kai buvo kova prieš žydus. Jūs žinot, kiek krikščionybės istorija yra išžudyta žydų. Jie buvo kaltinami, kad jie nukryžiavo Jėzų Kristų. Tai yra didžiulis dvasinis aklumas, aš galiu pasakyti, tamsa. Matyti juos kaip kaltininkus, kiek buvo daug antisemitizmo ir dabar netgi šiandien vis kyla ir kyla antisemitizmo bangos. Ir būtent pasaulis tai pasaulis yra vienas dalykas, bet krikščionis, kur tai turėtų būti broliai, tai turėtų būti viena. Jie yra tikrasis alyvmedis, prie kurio mes esam priskiepyti. Dievas sako, žydų tauta niekada nebuvo atmesta. Jinai buvo nubausta, kaip vaiką tėvas nubaudžia, bet niekada tu neišvarysi to vaiko. Jeigu jisai tau nusikalto, tu jį nubausi, bet tu niekada neatsižadėsi, neatsisakysi. Šitaip yra Izraelio tauta. Šitokie jie yra mylimi vaikai ir jisai yra daug pranašysčių pasakęs. Jie bus išgelbėti visi, jų likutis bus grąžintas į žemę. Ką mes šiandien matom? Mes matom tikrą stebuklą, kaip važiuoja iš viso pasaulio, išbarstyti, likę žydai. Važiuoja į savo žemę, kuri yra maža, šita žemės gabalėlis liko labai nedidelis nuo tos pažadėtos žemės, kuri buvo Abraomui duota. Jie važiuoja. Ten yra karas, ten pastoviai vyksta karas, ten nėra taika, bet jie važiuoja, nes Dievas pasakė, aš juos surinksiu, aš juos ten palaiminsiu. Jie ten, kai atvažiavo, buvo akmenys, ten niekokia nederlinga žemė, ten yra stebuklai. Ten šiandien pažiūrėjus vien į šitą, tai yra toks Dievo stebuklas, kad, žinot, nereikia nei mirusių prikelinėti. Šiandien yra taip, ten, kur baigėsi, aš mačiau dokumentinį filmą, kur baigėsi žydų žemė ir ten su Palestina jie pastoviai kovoja. Ir ten yra, sakykime, va šitas kaimas baigėsi ir prasideda Palestinų kaimas. Ten debatai vyksta, ten buvo ten interviu įmama iš tų palestiniečių. Jie nepatenkinti, kad dabar šitas kaimas buvo čia mūsų, dabar jie pasiėmė. O tie sako, tai todėl, kad čia buvo vienakmenis, čia buvo nederlinga. Jie patys čia negyveno. Mes čia apsigyvenom, Dievas mus palaimino.
Auga sodai, žydi viskas, riba, kaimynas tvora, kaimynas jau gyvena palestinietis, pas jį dykuma, nieks neauga, nederlinga žemė. Už tvoros pažyda, alyvos žydi, derlius auga, taip šiandien yra. Ir jie nepatenkinti, ir jie niršta, jie nesupranta, bet Dievas laimina, būtent laimina Izraelį. Ten yra tiesiog sodai ant uolų, ant kalnų, ten ir jie yra išvis, jiems tokia išmintis duota, kaip prasivesti visus ten tuos drinkinimus, visą sistemą. Truputėlį nuklydau, ne į temą, bet tai yra iš tikrųjų tikras stebuklas. Ir Dievas, jisai laimina šitą tautą. Jis ją baudė, jis daleido visokius išblaškimus, jis daleido, kad jie būtų varomi, kad jie būtų žudomi kai kur. Ir tai buvo išpranašauta, bet galų gale jis pranašystė sako, kad jie sugrįš ir jie bus labai palaiminti. Ir jie bus visi išgelbėti, visas likutis, kuris yra, visas bus išgelbėtas. Judas jau grįžo ir dabar grįžta visas likęs Izraelis. Efraimas, visi kiti išblaškytieji po visas tautas, jie šiandien grįžta ir netgi Dievas įdėjęs yra į pagonimį širdis krikščionim kai kuriem, kad padėtų, kad finansuotų jų grįžimą, kad juos gražintų tiesiog, kaip ant rankų neša juos į savo žemę atgal. Ir mes esam, Jėzus sako, mes esam to alyvmedžio šakelės, mes nesam iš savęs. Krikščionys, pagonys, kurie patikėjo Evangeliją, kurie priėmė Jėzaus mokymą, jie yra lyg įskiepyti, kaip šakelė įskiepijama į medį, bet šaknis yra ten. Žydai visada buvo Dievo ir bus visada Dievo išrinktoji tauta. Nors šiandien sako, nėra nei žydo, nei graiko, visi yra viena Kristuje. Taip, Kristuje visi esam viena. Jau mus vadins nebe lietuvis, ten latvis, žydas, vadins Dievo vaikas, atpirktas jo krauju, nuplautas, išgelbėtas, teisusis Dievo vaikas. Ta prasme, kad mes esam visi viena. Bet mes esam šita įskiepita šaka ir vieni iš patys iš savęs mes neegzistuojam ir negalim. Taigi, tai, kad buvo jie kaltinami, žudomi ir visiškai bažnyčia atsiskyrė nuo jų ir tapo netgi priešais, viduramžiais, buvo labai daug išžudyta žydų. Tai yra pavyzdys dvasinio visiško aklumo, visiško nesupratimo, kad mes kovojam ne su kūnu ir krauju, netgi jeigu jie ir būtų iš tikrųjų priešai ir kalti. Krikščionys niekada nekovoja su kūnu ir krauju, bet mes žinom tokią tragišką istoriją krikščionybės, kai buvo kryžiaus karai, kai buvo žudomi žmonės, kaip į tą pačią Lietuvą krikščionybė buvo per prievartą atvežta. Vos nepriremti prie sienos, arba jūs krikštysitės, arba jums visos teisės atimtos vos ne iki žudimo. Tai visi ir pasikrikštijo, koks skirtumas, bet tai nebuvo tikra, nebuvo širdies, todėl šiandien mes matom, religija yra tautoje. Jie tik tai apeigas padaro, apeigas pasikrikštyje, nes taip įpratę, o kad jie žinotų, kad jų tėvai per prievartą buvo pakrikštijami. O šiandien jie taip stipriai laikosi savo šitos tradicijos ir apeigų, net nesuprasdami. Net nesuprasdami. Tai yra aklumas, tai yra nesupratimas, tai yra tai, ką šiandien sako. Kad mes grumėmės su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio pasaulio tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje. Yra dvasinės blogio jėgos. Kažkokios kunigaikštystės, kažkokios tai kažkur valdžios. Tai ne šiaip kokie nors padarai lakstantis, kaip paišo ten velniai su uodegom ir ragais kažkokie, kaip tautodailininkai ten juos nupaišo ar išdrožinėja. Tai rimti dalykai. Tai yra sielos valdžios, visos kunigaikštystės ir hierarchijos. Ir viskas turi darbo. Jie turi darbo, jie veikia kažką, jie nedaro. Mes tai kartais galvojam, ramiai sau sėdim, o čia jie rezga ir tykoja, ką praryti, kas čia nepasiruošęs, kas neapsiginklavęs, šitas su šortais. Davai, skinam jį, sekantis.
Ką tas čia daro? Nesupranta. Kol jis susigaudys, mes jau jį ir viskas. Ir jis iš bažnyčios. Kokia klastinga būna šėtono atakos, pavyzdžiui, tarp mūsų. Susipyko, įžeidė, patraukė kažkokį kitą kūnišką už liežuvio. Tas leptelėjo, nepagalvojęs. Šita jautri siela, avelės, nepasiruošusi, dar irgi nedvasiška, visa kūniška, visa aš, oi, mane, vargšė, nuskriaudė. Įžeidė, pasakė šitaip, nebeisiu dabar, kaip aš ten eisiu, kur meilė. Va, parašyta, mylėkite vienas kitą, va, manęs nemyli, per grubiai pasakė, apšaukė, ar dar ne ten panaudojo Dievo žodį, ne taip pasakė kažką. Taip, labai lengvai mes esam ir net nesuprantam, kad čia priešas darbuojasi, žinot, naujiena kokia yra. Ne naujiena galbūt čia, taip tik pasakysiu tarp kitko. Velnias bažnyčiai lankosi taip pat, ne tik mes čia ateina. Jis ateina. Viskas ateina, tik tai dvasioje mes nematom. Ir kol mes gražiai bendraujam, jis labai atidžiai viską strategiją dėlioja. Ką galėtų kur supykdyti. Kad kas nors, ką nors mintis siunčia, pavyzdžiui. Va, dar koks gali būti. Va, matai, kaip žiūri. Nekenčia tavęs, žinau. Mintis čia ateina. O sėdi Agnė, pavyzdžiui, susimaščiusi, galvoja kažką, o dar jie atėjo, galvat, rytoj kažkas ten bus ir jinai galvoja. Ir taip jinai kažkur žiūri iš vis pro tave, o tu pagavai žvilgsnį. Ir pagalvoji, žiūri į tave ir tau iškart velnias mintis siunčia. Iš visai jinai tavęs nekenčia, žinok. Iš vis, vat, nemėgsta tavęs. O paskui jinai pasisuka į sesę šalia, kažką jos paklausė ir tau sako velnias, o dabar apie tave pasakė kažką. Dabar apkalba tave. Tikrai, garantija. Dabar visi prieš tave susimokys. Paskui kažkas dar prie trečias, bet tu negirdi, tu sėdi toliau, bet viską matai, o tau stovi šalia šitas gyvatė ir komentuoja. Komentuoja. Dabar va tave visi trys apšneka. Dabar taip, čia žinok, nes pažiūrėjau tave. Ir dar netyčia dar ten jos apsisuko, pasižiūrėjo, sakykim. Tiesiog viskas visiškai gali ne taip būti. Aš čia tik tai šiaip. Tokių situacijų galima nupiešti, visokių įvairių. Kaip mums pasirodo, kad mūsų kažkas nemėgsta, kaip mums pasirodo, kad mes nemylimi bažnyčiai, niekam nereikalingi, kaip mes kurį laiką, sakykime, netėjom, vat ir kaip tyčia, nieks nepakalbino, nepaskambino. Ir toj tau sako, o tiesiog, na, viskas yra gerai su mūsų vienu kitų jausmais, tiesiog gal kažkam kitam, gal visiems tokia savaitė sunkiai išpuolė ir niekas niekam vienas kitam nepaskambino, nepakalbino, jiems gal taip pat sunku, gal serga kažkas, kaip mes čia buvom. Kai sirgom, tai visi sirgom, atsimenat? Tai va, tai kur čia? Kiekvienas tada nori dėmesio, bet niekas negali, nes visi serga. Tai pavyzdžiui, ir iškart, bet yra komentatorius, kuris tau sakys, matai, niekam tu nereikalingas, ko tu ten eini? Niekam nerūpi, tu neisi, ką tu galvoji, jiems ne tas pats, jiems vienodai rodo. Jie tik apsimeta tokie. Žiūrėk, tau reikės kokios pagalbos, nieko tu negausi. Ir įvairiausių, va tokių, va visokiausių šito, va čia yra priešo puolimas, kurio mes net nesuvokiam kartais. Net nesuprantam. Galvojam, priešas puola, tai sakykim persekiojimai. Vat, rimtas toks, va, kai jau žudo, kaip kitose šalyse žinom, kad konkrečiai sušaudavo nesenai, 8 pastoriai buvo sušaudyti. Giedodami giesmės tarp kitko. Mirė. Ir paprašė, kad jiems neužrištų akių, kad jie galėtų žiūrėti tiesiai budeliams savo į akis. Ir ten nežinau, kas ten parašė šitą straipsnį, bet sako, aš niekada dar nemačiau, sako, taip, kad taip žmonės eitų mirti. Kad jie šitaip norėtų susitikti su savo viešpačiu. Jie mirė, va šitaip, vadinasi, jų veiduose buvo va tokia mirtis. Jie visiškai buvo be baimės.
Jie iki paskutinio, kol juos sušaudė, jie šlovinimo giesmę giedojo Dievui. O jų artimieji ir bažnyčios, jie buvo ten išorėje, prieš tai jie buvo kalinami, kalėjime sėdėjo ir po to, žodžiu, juos sušaudė ir jie va šitaip ėjo į mirtį. Ir taip tai yra šiandien. Ir patikėkit, Dievas, kuriems šitaip paskiria, atiduot gyvybę už jį. Jisai duoda jiems jėgų ir duoda tai ištverti. Duoda tai. Mes žinom daug atvejų, kai krikščionis tiesiog, kai stebindavo pasaulį ir kai pirmoji bažnyčia, kai inkvizicija, tiesiog kai jo žudė, kai persekiojo, atiduodavo net liūtams sudraskyti. Ir tai buvo tradicija arenoj daryti. Tai juos išvarydavo į areną. Ir visi žmonės tai matydavo, kaip tai bus daroma, kaip jie atiduodavo savo gyvybės. Juos tiesiog. Per tai, žinokit, jie ateidavo pažiūrėti kaip į reginį, bet daugumą įtikėdavo. Jie įtikėdavo į Dievą, matydami, kaip šitie miršta. Tai koks realus yra iš tikrųjų, tada sako jų Dievas, tai kaip jie šitaip eina į mirtį, be baimės. Tai reiškia, Dievas duoda šitą jėgą. Jisai duoda šitą drąsą, duoda tai ištverti ir tai priimti ir su džiaugsmu tai padaryti. Bet tai nereiškia, kad tik tai yra. Bet tai daro priešas. Jisai, aišku, nori nužudyti krikščionis. Jisai tai daro, bet tai nėra tik tai būtent taip tokie akivaizdus atvejai, kuriuos mes matom tokius akivaizdžius. Yra daug smulkių dalykų, klastos, kurios būtent tokios mūsų yra nepagaunamos. Ir todėl mums reikia ginkluotis. Taigi dar norėjau vieną tokį dalyką paminėti, kad dvasinis mūšio laukas, ten būtent, kur vyksta kova, daugumoj pas mus. Kas yra tas mūšio laukas? Kur kova vyksta? Tai yra mūsų protas. Viskas mintys, viskas čia. Jeigu prote tave nugalėjo, nugalėtas ir kūnas bus. Visada atakos ateina per mintis. Visada viskas iš pradžių vyksta mintise. Viskas tavo prote. Viskas yra per mintis. Vat kaip ir sakiau, tos smulkios klastos. Tau ateina mintis, tu jas arba priimi, arba atmeti. Tu gali sakyti, taip, tikrai aš esu toks apgailėtinas, ko aš čia eisiu iš viso, apkalba mane. Bet tu gali atmesti, aš to nežinau, atsistoti ir nueiti ir pasakyti, sveiki, ką čia kalbam, ir prisidėti. Ir tu pamatysi, kad visai ne apie tave ten buvo. Iš vis. Ir tiesiog, jeigu kyla toks kažkoks įtarimas, paimk drąsiai ir išsiaiškinti. Ne tai, kad ten, sakykim, ir palikti tokį kartėlį savo širdį akmenuką, bet iškelti. Sužinotai. Jeigu tau atrodo, kad tavęs nemėgsta kažkas bažnyčiai, prieit galbūt prie jo ir sakyti, klausyk, man kartais atrodo, kad kažkas tau nepatinku, gal aš tave išeidžiau kada, ar aš ką blogą, man kažkaip atrodo, kad tu manęs nemėgsti. Paim, taip, nebijo, drąsiai pasikalbėti, nes tada iškeliami į šviesą, yra piktojo darbai ir jie pranyksta, jų nebėra. Kai yra iškeliama į šviesą. Ir tu pamatysi, būsi nustebintas, sakyt, tai tau pasirodė tikrai. Va, man kažkaip atrodė, čia vieną kartą pasirodė, tu nepasisveikinai, aš taip praėjau, arba norėjau tave apkabinti, o tu čia, ką nors ten, krikščianiai krapštys. Ir ir tu sakytų, viskas normaliai, aš nežinau, kaip aš ten tada, gal aš kažką užsigalvojęs buvau, net nepastebėjau, ne viskas gerai, tave myliu, tikrai tu man labai viskas normaliai, apsikabinkim. Ir kaip tada? Ir nukrenta nuo širdies. Ir nukrenta, tu suprantai, oho, nesąmonė, čia buvo mintis iš velnio, man jis įkišo, va, taip yra, ateini, žiūri, ne taip viskas, vyksta prote. Čia mes nugalimi esam. Netikėjimas vyksta prote. Taigi toliau. Dabar pažiūrim dar trumpai paskutinį dalyką, kurį norėjau. Pačius tos Dievo ginklus. Pačius kokie tie ginklai.
Toliau skaitom nuo 13 eilutės. Čia tas gabalėlis buvo, kad mes kovojam su blogio jėgomis, bet ne su kūnu ir krauju. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir visą atlaikę išstovėti. Toliau. Tad stovėkite susijuosę savo strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais. Strėnas tiesa, teisumo šarvai ir apsiavę kojas pasiruošimu skelbti taikos evangeliją. O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas liepsnojančias piktojo strėles. Pasiimkite ir išgelbėjimo šalmą bei dvasios kalaviją. Tai yra Dievo žodį. Dabar čia taip pat sustosiu. Taigi kokie tie Dievo ginklai? Tie ginklai pasirodo yra tiesa. Sako, būkite susijuosę strėnas tiesa. O tiesa yra Jėzuje Kristuje. Vat vieną lapą atversiu, kas verčiat, atgal atverčiam 4 skyrius to pačio Efeziečiaus laiško. Sako, juk iš jo girdėjote ir jame išmokote, nes tiesa yra Jėzuje, kad privalu atsižadėti senojo žmogaus ankstesnio gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, atsinaujinti savo proto dvasioje ir apsirengti naujų žmogumi, sutvertų pagal Dievą teisume ir tiesos šventume. Nes tiesa yra Jėzuje. Kai tu pažįsti tiesą, kai tu atnaujini savo protą, atsinaujini savo protą, tiesa prasiskverbia, jinai tave saugoja, tai yra kaip Dievo ginklas. Tiesa jinai saugoja. Jau šėtonas nebegalės apgauti tada, kai tu žinai tiesą. Ir taip pat sako tiesa, jūs pažinsite tiesą ir jinai padarys jūs laisvus. Nuo ko? Mes pasidarom laisvi, nuo melo, nuo apgaulės, nuo viso šito pasaulio melo. Nes mes turim tiesą. Toliau teisumo šarvai, iškart paminėti šalia. Tiesa ir teisumo šarvai. Teisumo šarvai, atsiprašau. Tai apie teisumo šarvus trumpai paskaitysiu iš Romiečiams 3:22. Dievo teisumas tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems, kurie tiki. Nėra jokio skirtumo. Teisumas duodamas tikėjimu. Ne darbais, kad kas nors pasigirtų. Ne darbais. Taigi, tai taip pat mus saugoja. Tai yra lyg šarvai. Teisumo šarvai, teisumas ir tiesa. O tiesa ir yra tokia, kad mes esam teisūs. Priešas tavęs negalės apgauti. Jis tavęs negalės kaltinti nuolat. Nes jeigu tu išpažįsti savo nuodėmes ir atstatai savo teisumą, tai tu esi teisus. Jėzus mums padovanojo savo teisumą. Mes neturim jo iš savęs. Nėra teisaus nei vieno. Tačiau Jėzus Kristus mirė, iškovojo va šitą pergalę mums ir per jį, per tikėjimą šituo, mes turime teisumą. Mes liktai stovėtume teisūs prieš Dievą. Jis yra teisus, mes nesam iš savęs. Bet kai mes priimam iš jo šitą dovaną, liktai mes stovėtume prieš Dievą teisūs. Liktai mes. Ir nėra jokio skirtumo kiekvienam, kuris tiki. Patikėjai turi teisumą. Tai parašyta. Duodamas visiems, kurie tiki. Nesvarbu, kas tu toks. Tiki, turi šitą teisumą. Kai tu padarai nuodėmę, jau tu esi nebeteisus. Tačiau tu ateini pas Dievą. Yra Jėzaus Kristaus kraujas, kuris atpirkimas, jo auka, atpirkimas už mūsų nuodėmes. Mes ateinam, kaip mūsų moko raštas, išpažįstam jam savo nuodėmes, užsirakini savo kambarėlį,
Sakai, Dieve, nusidėjau, pajutau, šventoji dvasia, kuri mumise gyvena, apkaltina mus, duoda mums suprasti, kad mes padarėm nuodėmę. Mes ateinam į Dievo akivaizdą, atstatom savo teisumą. Mes atstatom tą teisumą. Mes atsiprašom, Dievas atleidžia, mes iš tikrųjų gailimės, neapsimetam, kad mes nenorim to, mes tikrai nenorim. Mums to gaila, bet kas padaryta, padaryta. Mes nuplauname Jėzus krauju, panaikinama ir vėl mes tampame teisūs. Ir vaikštom, ir tai neužtrunka ilgai procesas. Nereikia ten gėdėti savaičių savaitėm dėl tos eilinės padarytos nuodėmės, kurias mes dar daug nusidedam, iš tikrųjų, kurie kūniški esam ir jauni, nesubrendę dvasią. Bet ką daro priešas? Dievas atleido, teisumas atstatytas per tikėjimą, matot? Tu tai padarei, bet jautiesi dar kaltas, bet tu turi patikėti, nes parašyta per tikėjimą. Tu patiki, nes pasakyta, tu gauni teisumą iš Jėzaus. Išpažinai nuodėmę ir gauni, ir tu vėl teisus. Bet mes dažnai vėl toliau kaltinami esam. Ir kas tada kaltina priešas. Šventoji dvasia apkaltina tam, kad mes eitumėm pas Dievą atgailauti. Ir jinai niekada mus nekalbės taip, kad mes eitumėm ne pas Dievą, o nuo Jo į pasaulį. Ne, visada ves prie Dievo. Bet šėtonas jisai visada ves atvirkščiai nuo Dievo patrauks. Per jo kaltinimą tu nebenorėsi eiti pas Dievą. Jis tave kaltins taip, kad tu nesugebėsi taip gyventi. Tai ne kiekvienam yra skirta. Ką tu galvoji, galėsi šventas būti? Ne, čia neįmanoma. Tu ne apaštalas koks nors, ne Petras šventas. Tu kažkoks tai ten Jurgis paprastas iš Peterburgo, dar koks nors. Kas tu toks? Ir čia velnias taip sako. Kas tu toks galvojasi, kad tau čia turėtų demonai paklusti? Arba ligonius tu čia gydysi? Nu ir kas, kad parašyta? Čia ne tau parašyta, čia jiems buvo pasakyta. Mes tokių galim išgirsti interpretacijų šiandien. Bet jeigu yra tas teisumo šarvas, tiesos ir teisumo, tu žinai tiesą ir tu pasakai, na, aš pasirenku tikėti tuo, kad aš esu teisus. Atstok šėtone, man atleista. Aš atsiprašiau, atgailavau, parašyta, kad man atleista. Nebekaltink manęs. Bet jis kaltina, jis ateina, čia yra ataka priešo. Toliau. Ir apsiavę kojas pasiruošimus skelbti taikos evangeliją. Taigi evangelijos batai. Turime būti pasiruošę eiti. Nes koks tu karys, jeigu tave siunčia, o tu neini. O tu neini. Sako, mūšis. Kylam visi. 5 minutės turim. Greit apsirengiam, greit į mūšį visi. Kažkoks būna raginimas, kažkoks tai ar Dievo raginimas, ar būna bažnyčioj kažkoks renginys, sakykim, dalyvauti, daryti, evangelizacija kažkokia. O čia ne, batų nėra evangelijos. Basas stovi karys. Neįsiu, ai be manęs ten nueis. Va turi būti pasiruošęs visada. Pasiruošęs. Ir dabar toliau. O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kurio užgesinsite visas liepsnojančias piktojo strėles. Svarbiausia, kažkodėl tai yra pažymėta, kad svarbiausia. Kodėl? Todėl, kad į mus lekia netikėjimo strėlės. Vat apie ką aš kalbėjau. Netikėjimas. Tikėjimo skydas. Jisai, čia nėra ginklas, čia yra kaip savigynai skirtas. Ne puolimui ginklas, bet savigynai. Skydas tave saugoja, lekia strėlės. Jeigu skydas tikėjimo, į tave lekia netikėjimo strėlės. Atvirkščiai. Netikėjimas. Skaitai raštą. Ir tau mintis, vėlgi, mintis ateina. Netikėti. Atsiprašau. Po to yra daug pasaulio įvairios informacijos. Žiniasklaida. Įvairiausias informacijos šaltiniai. Tai yra strėlės netikėjimo. Ateizmas.
evoliucijos teorija, įvairiausios kitos teorijos, įvairūs mokslininkai pasakė, kabutėse, kaip mes žinom. Jeigu parašyta mokslininkai pasakė, ar ten išrado, kaip ten atrado, tai visi, tai reiškia, jau galima tikėti. Šituo galima tikėti. Prirašyti dabar šiandien galima, ko nori, ir parašyti mokslininkai nustatė arba pasakė ir jau čia viskas, ateit čia tiesa. O paskui kiti mokslininkai po 200 metų paneigia tuos mokslininkus. Ir mokslas eina į priekį ir šiandieniniai mokslininkai, jie neigia, pavyzdžiui, tų, kurie buvo anksčiau. Kažkas atrasta. Dažnai būna jau viskas nebe taip, kaip tada galvojo. Kažkada galvojo, kad Žemė neapvali. Taip pat mokslininkas kažkoks pasakė. Šiandien mes žinom, kad ne taip yra. Ir įvairūs kiti dalykai. Ir netgi pats Darvinas, kuris evoliucijos teoriją visą propagavo, jis gale savo knygos taip pat pasakė, jeigu ateityje mokslas atras kažką tai daugiau įrodymo ir šitai teorijai paneigti, tai taip, kad jinai gali būti paneigta, kad tai nėra, jisai neužtikrino, kad tai yra visiška, absoliuti tiesa, kad tai yra tik teorija. Bet kaip šiandien velnias meluoja melagis? Jisai sako evoliucija, kaip tiesa, moko mokykloje, bet tai teorija. O kas yra teorija? Tai tik teorija. Tai kad gali šitaip būti, bet gali ir nebūti. O visur yra kalbama taip, kad liktai tai nebūtų teorija. Mokoma, mokykloje, mus mokė, buvo sustatyta, kaip mes vystėmės iš beždžionės. Ir egzaminą tu laikai, ir testus tu darai, ir tu esi kaip mokomas to, kad tai yra tiesa. O pats Darvinas pasakė, tai teorija. Ateities mokslas gali tai paneigti. Aš nesakau, nieko nesakau, kad ateityje kažkas, šiandien aš galvoju šitaip, galbūt bus kažkas atrasta. Ir mes žinom, kad atrasta, šiandien DNR yra atrasta, grandinė ir ląstelė. Yra galingi mikroskopai, kurie padidino ląstelę ir pamatė, kad ląstelė tai nėra kleckiukas su uodegėlė, kaip mus mokė mokykloje, o kad ten yra mechanizmas iš 5 dalių, kaip valties mechanizmas. Ir nors viena dalis patraukus neveiktų, neveikia, šitas mechanizmas neveikia, reiškia, išvada yra tokia, kad ląstelė buvo visa sukurta. DNR ląstelė, jinai buvo iškart visa, jinai negalėjo palaipsniškai, po gabalėlį. Nes jeigu vienos tos dalies nebūtų, jau neveiktų visas mechanizmas. Tai yra visa dokumentiniai filmai apie tai yra, ir įdomu labai yra visa šita teorija, kaip visa tai yra šiandien paneigiama, bet kai kurie nežino ir net nenori žinoti ir nesidomi, ir jie toliau tiki, kad jie iš beždžionių. Ir tegul tiki. Einam toliau. Paskutinis dvasios kalavijas. Praleidau. Reiškia taip, piktojo strėlės. Išgelbėjimo šalmas ir dvasios kalavijas. Išgelbėjimo šalmas tai yra mūsų išgelbėjimas. Tai yra taip pat tiesa, kad mes esame išgelbėti. Taip pat Kristus iškovojo ir padovanojo mūsų išgelbėjimą. Kad mes esame Dievo mylimi vaikai ir kad mes turim išgelbėjimą. Jeigu mes atstatom savo teisumą, jeigu mes ateinam ir išpažįstam nuodėmes, Dievas ištikimas, Jis mus myli be galo, Jis mato mūsų širdį, jeigu mes nesam apgavikai, jeigu mes neapgaudinėjom patys save, nesam veidmainiai ir mes norim iš tikrųjų pasaulį gyventi tais geismais, geiduliais ir tik apsimetam, tai tada taip, tada mes veidmainiai ir mes galbūt ir neturim to išgelbėjimo. Bet jeigu tu nuoširdus, tikras, tikintis, krikščionis, tiesiog eini ir klumpi, tu dar krenti ir keliesi, kaip sako teisusis, 7 kartus krenta ir keliasi. Viešpats jį pakelia, ne mes vieni kitus teisiam, viešpats pakelia ir nuvalo ir apvalo savo sūnaus krauju. Tu esi tada išgelbėtas. Jeigu tu darai, ką darai, neapsimesdamas, jeigu nuoširdžiai tiki, tu esi tada išgelbėtas ir turi išgelbėjimo šalmą. Ir tai apsaugo šalmas tavo galvą, tavo protą, tada apsaugo. Ir dabar
tikėjimo skydas. Tikėjimo skydas mes jau pakalbėjom, kad tai yra labai svarbu. Užgesinam visas piktojo strėles. Toliau dvasios kalavijas, tai yra mūsų Dievo žodis. Ir tai yra ginklas puolimui. Va šitas jau ginklas yra puolimui. Visi ginklai iki šiol, jie tokie daugiau yra apsaugai. O šitas yra puolimui. Todėl mums ir sakė, tyrinėkite raštus. Todėl mums sako Dievas, tyrinėkite raštus, skaitykit žodį. Nes tai yra kalavijas dvasinis. Kai tu žinai žodį, tai tu gali tada juo kovoti. Ir mes pasižiūrėsim to į Hebrajams 4:12. Ir būtent tai, kad reikia dar mokėti, naudoti šitą. Vat norėjau pasakyti, kad kalaviją mes turim naudoti, mokėti naudoti jį. Nes jeigu mes nemokam ir mes jį naudojam nebe prieš priešą, o dažnai vienas prieš kitą. Kai pradedam tokiom rašto vietom, ot parašyta, ot taip, o šitaip, o gal dabar šiuo metu nereikia jam, tam žmogui, tam broliui šito kalavijo, gal jam reikia tiesiog paguodos, išklausyti, suprasti, užjausti. O mes, jeigu nemokam naudotis, ne ten panaudojam. Tai Hebrajams 4:12. Paskutinis. Dvasinio kalavijo, štai aprašymas. Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų. Ir teisia širdies mintis bei sumanymus. Tas dviašmenis kalavijas yra du ašmenys. Vienas nukreiptas į mus pačius. Jisai prasiskverbia iki sielos ir dvasios. Giliai prasiskverbia. Dievo žodis. Dievo žodis. Dviašmenis. Vienas ašmuo į mus. Ir jisai teisia širdies mintis ir sumanymus. Kai tu galvoji, kad tu galvoji gerai ir gyveni teisingai, ir darai teisingai, ir pasielgi teisingai, atsiverti šitą kalaviją dvasinį, pasiskaitai ir jisai tau staiga sminga. Va, ne šitaip tu darai. Va, kaip reikia. Neteisingai aš čia galvoju, pasirodo. Jisai teisia. O, ir tau kartais gėda pasidaro. Tu skaitai ir galvoji, o aš koks. Aš tai va toks veidmainis, va, savanaudiškai čia taip, ką nors sugalvojau, taip darau, atveria Viešpats daug dalykų. Kaip tu darbe, kaip tu namie, kaip tu kasdieniniam savo gyvenime kažkokius kartais padarai taip, pasakai taip, savo naudos kažkaip ieškodamas ar kaip. Ir kai tu perskaitai, tau pasidaro aišku, va, tai yra, ateina apreiškimas, kaip sakoma. Supratimas ateina, kad ne taip, neteisingai, ne Dievo valia čia, blogai čia viskas, čia nebūsiu aš palaimintas, va taip darydamas, nes parašyta taip. Ir tada tu matai, kad tai teisia, kad prasiskverbia giliai ir tavo mintis, ir tavo sumanimus atskleidžia. Tu blogai sumanėjai, pats nesupranti ir atskleidžia. Kitas ašmuo, jisai nukreiptas į priešą. Ir tu į priešą. Tu kovoji priešą. Priešas ne brolis, ne sesė bažnyčia. Ne mūsų priešai. Ne vienas į kitą mes turim. Priešas yra velnias. Pavyzdys yra to, kaip, pavyzdžiui, Jėzus dykumoje buvo gundomas. Kaip jisai buvo pakrikštytas, Jėzus Kristus, jisai ėjo į dykumą, ten jis pasnikavo ir ten jisai buvo gundomas. Ir kaip šėtonas jam kalbėjo. Jisai norėjo valgyti ir jis jam sako, vėlgi per mintis greičiausiai, bendrai tai aš nežinau iš tikrųjų, gal ten jisai jam ir taip sakė. Mums daugumoje tai jisai mintimis kalba. Bet Jėzui aš nežinau, ar jis buvo kūne, ten neparašyta, todėl mes nežinom, tik tai galim numanyti. Bet jisai jam sako, taigi tu Dievo sūnus, paversk akmenis va ir pavalgyk, duoną paversk ir pavalgysi. O Jėzus jam sako, bet parašyta,
Ne viena duona žmogus gyvas, bet kiekvienu Dievo žodžiu. Ir tai nereiškia, kad jam dabar nebereiks valgyti, kad jam tik Dievo žodžio užteks. Na, kūniškas gali prisigalvoti iš rašto visokių nesąmonių, bet jisai žinojo, kame jis yra tada. Ten buvo laikas jam su Dievu būti. Jis ten meldėsi, jis pasnikavo, jis buvo atskirtas, atsiskyręs ir tai kiekvienas iš mūsų mes turim turėti šitą laiką su Dievu. Ir yra laikas valgyti ir būna laikas nevalgyti, būna laikas su Dievu bendrauti ir nereikia tada žiaumoti tuo momentu, bet viskas yra normalu, praeina šitas laikas, ateina kitas laikas. Tada yra viskam savo laikas, maldai, atsiskyrimui, liūdesiui galbūt netgi, apmąstymui, savo gyvenimo pergalvojimui ir yra taip pat ir linksmybei, poilsiui, džiaugsmui, ramybei. Visa tai yra, turi būti, kiekvienas turi turėti savo vietą. Nereiškia, kad tik vien mes tik džiaugiamės arba vien mes tik liūdime, bet Jėzus jisai žinojo, kad jisai dabar yra tas laikas, kai jis bendrauja su Dievu ir gauna iš viešpatės, o velnias jam kiša, tugi valgyt nori, kaipgi tu būsi nevalgęs. Ir jis jam atkerta, tai yra kaip dviašmenis kalavijas, kada jis panaudojo jį, Dievo žodį, prieš priešą. Jis atsikirto, jeigu tu žinai žodį, tau ateina pagundimas, tu atsikerti ir priešas atsitraukia. Bet jis iš pat pradžių jis neatsitraukia, jis jam, sako, parašyta, tada jis jam irgi sako, tai parašyta. Kaip ten sako, pulk kažkaip į žemę ir angelai tave nešios ant rankų, neduos tau net kojos į akmenį nusibrėžti. Kažkaip interpretuoju čia savaip, nes nevartysiu jau ilgai ir taip. Žodžiu, jis jam sako, tai parašyta, tave angelai ant rankų nešios. O Jėzus jam atsako, bet taip pat parašyta, negundik Dievo savo viešpatės. Nedaryk tyčia to. Jeigu tu netyčia nukrisi, taip, tave angelai pagaus. Bet jeigu tu eisi pasižiūrėti, ar pagaus, gali ir nepagauti. Nes tu gundai Dievą. Nes tu sakai, Dieve, patikrinsim tuoj tavo žodį, kaip tu parašai. O eisiu ir šoksiu pro langą, pažiūrėsiu dabar, ar tu mane gaudysi ar ne. Tai vat būtent negundik Dievo. Ir tai mes žinom, kad Jėzus nugalėjo šitaip, jis atsikirto žodžiu, nes jisai gerai žinojo žodį. Jisai žinojo, ką kada panaudoti. Ir tada atsitraukė nuo jo šėtonas. Ir tada Dievo angelai prie jo prisiartino ir jam tarnavo. O mes kartais galvojam, kad mes tik įtikėjom ir jau Dievo angelai mums tarnauja. Bet prieš tai mes, brangieji, būnam kartais į dykumą nuvesti ir gundomi. Būnam, praeinam kažkokį pasišventimas yra, su viešpačiu buvimas. Ir kai mes viską ištveriam, išstovim ir nugalim, tada Dievo angelai mums tarnauja. Čia aš taip pat irgi nežinau. Čia buvo Jėzaus atveju, iš tikrųjų. Taigi mums kalavijas, jisai yra tam, kad duoti atkirtį šėtonui, duoti atkirtį. Ne broliui, bet velniui, tada, kai jis puola, kai jisai netikėjimo strėles į tavęs laido, kai netikėjimą visokį, nepasitikėjimą Dievu, baimė ateina, atneša tokia, kad tu pasimeldei, tu lauki atsakymo. Dievas sako, tikėk, pasitikėk, atnešiai maldoj, dabar tau reikia sulaukti. Tada labiausiai puola priešas, kol dar neatėjo atsakymas, kol tau reikia sulaukti atsakymą iš Dievo, tave tiek minčių puola, nesąmonė čia, baimė ateina, ką dabar daryti, pasimeldžiau, sakykim, darbo man reikia, arba kažko, bet tu dabar, sakykim, bedarbis esi, kaip pavyzdys. Tai reikia kažkiek, kad laiko praeitų ir tu visą laiką dar galvoji, reikia kažką daryti, kažkur eiti. Tu pasimeldai, bet netiki. Tu bijai, kad tu vis tiek negausi, neišgyvensi, kad nepokėsi arba sąskaitos kažkokios, ar kas ten bebūtų pas tave problema kokia. Jeigu tu bijai, tai yra netikėjimas. Tai reiškia, tave atakavo šita strėlė. Reiškia, tu nebijai, reiškia, tu netiki. Ir tada tu turi tą baimę. Ir taip puola. Ir jeigu tu žinai žodį,
jeigu tu žinai tiesą, jeigu tu stovi šitame, visas Dievo žodyje, tikintis, tu duodi atkirtį tiesiog. Ne, parašyta, aš tavim pasirūpinsiu, viešpats sako, pasitikėk, nebijok. Tikėk ir gausi. Kai prašai maldoj, jau tikėk, kad gauni ir bus tau. Pasiemi šitą žodį, man taip yra buvę. Kai aš imdavau Dievo žodį ir skaitau tą vietą, nes mane pastoviai persekioja mintis blogos. Kažkokia baimė ateina ir ateina, aš niekaip negaliu nusiraminti, žinau, kad va taip galima atiduoti Dievui, bet negaliu vis tiek. Tada atsiverti ir paskaitai. Tikėk, kad gauni ir bus tau. Viskas. Ir dar savo garsiai gali pasikartoti. Čia protė vyksta šita kova. Nugalėjai, kas nugalėjo? Dievo žodis nugalėjo, reiškia karys esi. Turi šalmą, turi skydą, turi viską. Jeigu išsigandai, neišlaikiai, o dar paleidai liežuvį, kad nieko čia nebus, ne, viskas nieko nėra, viskas blogai, nieko. Nedavė Dievas. Palaukiau 15 minučių. Ne, jau 2 dienas laukiu, nedavė. Nėra Dievo, viskas. Nu ir pasakėjai, viskas, nugalėtas esi. Baigta. Protas. Protas nugalėtas. Reiškia, beliko tik kūną tavo nugalėti. Pasiduosi, nueisi į pasaulį ir vėl grįžti gali į nuodėmes. Reikia išstovėti. Va šitas laikas yra išstovėti. Dabar paskutinė ta eilutė. Vėl atsiversiu, kur buvo Efeziečiams 6 skyrius. Nedaskaičiau, bet dar vieną eilutę dabar noriu daskaityti. Pasimkite ir išgelbėjimo šalmą ir dvasios kalaviją. Tai yra Dievo žodį. Visada melsdamiesi dvasioje visokiojopomis maldomis ir prašymu. Ištvermingai budėkite malda užtardami visus šventuosius. Čia nors yra eilutės atskirai padalintos, tačiau yra vientisas sakinys. Dar nesibaigia, kad vien išvardinti Dievo ginklai. Parašyta dvasios kalavija, tai yra Dievo žodį, visada melsdamėsi dvasioje visokiojopomis maldomis ir prašymu. Kad tai yra malda. Maldoje mes naudojam tuos ginklus. Melsdamėsi, pasimkime šitos ginklus, pasimkim Dievo žodį, pasimkim išgelbėjimo šalmą, pasimkim visą, kas viršui buvo. Kad ginklai naudojami mūsų maldoje. Mes, kai meldžiamės, mes ir naudojam šitos ginklus. Tai va, Dievo žodis, tas kalavijas, Jėzaus vardas, mes naudojam Jėzaus vardą. Nes, sako, mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims rankomis gyvatės ir jeigu išgertų mirtinų nuodų, jiems nepakenks. Jėzus sako, mano vardu jie išvarinės demonus. Nėra po dangumi duota kito vardo išsigelbėti, tik Jėzaus vardas. Šitas vardas naudojamas. Dės rankas ant ligonių ir jie pasveiks. Mums taip pat noriu pasakyti, kad mirtinų nuodų nereikėtų gerti. Čia būtų tas pats, kaip Jėzų gundė. Paimsim ir išgersim, pažiūrėsim, ar nepakenks. Parašyta nepakenks. Jeigu norės tave nunuodyti, tikrai tau nepakenks. Dievas apsaugos, tu gal net nežinosi. Gal tu kartais apnuodytą maistą, kada suvalgai ir tau nepakenkia, o tu net nežinojai, kitam būtų gal pakenkia. Nes taip sako, mano vardu jie tai darys, tikintis jo vardu, turi šitą galią. Dabar ar Jėzaus vardas veiksmingas, tai dar priklauso nuo to, ar mes tikime, kad tai netaptų kažkokia formulė. Pasimeldėm ir ant galo Jėzaus Kristaus vardu amen. Tai nėra šiaip, vat, suburbėjai ir viskas. Tikrai nuoširdžiai turim tikėti tuo, ką sakom. Jeigu tu paskaitai, kad Jėzaus vardas, jam paklūsta viskas po dangumi, po žeme ir žemėje. Jam viskas paklūsta. Šitam vardui paklūsta galybės. Tu turi turėti tikėjimą. Jeigu tu turi šitą tikėjimą, po to, jeigu tu gyveni atitinkamai,
Jeigu tas žodis pasilieka mumyse, jo žodis, ir mes laikomės jo įsakymų, tada mes prašome ir gauname, tada mes vartojame Jėzaus vardą ir veikiam, tada tai veiksminga, tada maldos būna veiksmingos, kai mes apsiginklavę ir kai mes gyvenam taip, kaip mus moko, kai mes nepamirštam, kad priešas yra, turim šitos ginklus, gyvenam, tada sugebam gyventi atitinkamai. Ir tada Jėzaus vardas ir Dievo žodis, visa tai veikia, visa tada tai yra veiksminga. Ir dar apie tą patį paskutinę rašto vietą jums noriu pasakyti ir baigti šitą rašto vietą. Luko Evangelijoje 10 skyrius 19 eilutė yra parašyta: štai aš suteikiau jums galią mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Taigi čia Jėzus pasakė, suteikė galią. Jis mums suteikė galią, jis mums davė ginklus. Reiškia, mes viską jau turim, kad niekas mums nepakenktų. Belieka mums imti tai ir naudoti. Imti visą šitą ir naudoti. Skaityti, naudoti šito kalavijų, suprasti, priimti tikėjimu ir būsim apsiginklavę, nepamiršti. Taigi tai yra tiek šiandien. Tai, ką norėjau jums pasidalinti su jumis šiandien. Ačiū, kad klausėte. Gal ir prailgo šiek tiek, gal ir nukrypau kažkur tais. Na, tačiau kaip Viešpats vedė, taip vedė. O dabar galbūt trumpai pasimelskim ir baigsim mūsų tarnavimą.